Labas! Dabar sužinosime, kaip Hubble'as ir dešimtis kitų aparatų atsispiria nuo to, ko nėra. Pakalbėsime apie kosminės keliones už Žemės ir Saulės sistemos ribų. Bet pradėsiu, aišku, nuo populiariausio pavyzdžio – nuo katės. Štaigi, čia yra katė. Jie atrodo visai nesijaudina. Kodėl? Nes jei ją paleistume, nesvarbu, kokioj padėtyje ji būtų, ji nukristų ant savo letenų. Ir jai padeda ne uodega, kaip daugelis mano, o lankstus stuburas ir užpakalinės letenos. Šis sukimasis vyksta dėl letenų masės, kurios metamos į šoną. Katinas meta užpakalinės letenas į vieną pusę, kad pasuktų kūną į kitą pusę. Tai vadinama judesio kiekio momento išsaugojimo. Tai yra dėsnis ir jis veikia ne tik Žemėje. Ten, kur nėra gravitacijos, katės irgi puikiai susidoroja su sukimais. Kačių stebėjimas padėjo žmonėms išspręsti vieną įdomų klausimą – kaip atsispirti nuo tuštumos. Net įsukus save nesvarumo būsenoje sustoti saugiai bus sudėtinga. Būtent todėl visada yra šalia antrasis astronautas. Houston, we have a problem. Houstonai, turime problemą. Šią frazę, kuri tapo garsiaja, ištarė astronautas Jonas Sveigartas, kai erdvėlaivyje Apollo 13 sprogo deguonies balionas, kuomet jis artėjo prie Mėnulio. Be problemų su elektros energija, vandeniu ir deguonimi, komanda kelias valandas kentėjo nuo neteisingo laivo sukimosi. Sprogimo metu Apollo 13 buvo absoliučioje tuštumoje. Absoliučioje tuštumoje skraido ir Hubble'as, ir dešimtis kitų aparatų, teleskopų. Visiems jiems buvo sugalvoti sumanus judėjimo ir manevrų būdai. Ir dabar jums papasakosiu šiek tiek apie tai. Pirmiausia, supraskime, kur prasideda kosmosas. Kas tai yra? Ar tai tiesiog sąlyginė linija ar konkreti fizinė riba? Žiūrėkit, iš pradžių mes atsispiriam sparnu nuo oro. Bet kuo aukščiau, to oras tampa retesnis. Ir reikia didinti greitį, kad užsikabintume už molekulių ir nenukristume. Ir jau 100 km aukštyje lėktuvui kilti toliau nebebus įmanoma. Šiame etape reikia pasiekti pirmąjį kosminį greitį ir tapti raketa. 100 km tai yra kosmoso riba, vadinamoji Karmano linija. O kas toliau? Atmosferos pėdsakai iš tikrųjų aptinkami iki 1000 km aukščių. Vadinasi, ir nuo juos galima dar atsispirti, tik sumaniai. 1967 metais paleistas aparatas turėjo specialų žiedą ant uodegos, kuris tarsi strėlės antgalis perskrodžia orą ir leidžia jam skristi tiesiai. Bet ką daryti, jei mes norime pakilti aukščiau, ten, kur atmosferos molekulės nepasiekia? Ko turėtume ten laikytis? Ogi gravitacijos. Kad ir kaip absurdiškai tai skamba, kitaip tariant, jei objektas yra kosmose, tada jo dalis, kuri yra arčiau planetos, bus traukiama šiek tiek stipriau nei kita jo dalis. Ir jei ištiesite ilgą stulpą su svarmeniu, susidaręs hantelis bus traukiamas Žemės link ir pasuks aparatą. Tai tos pačios potvynio jėgos, kurios privertė Mėnulį pasisukti viena pusę į Žemę. Bet kuris pailgas palydovas svyruos apie savo ašį, o ateityje dėl savo pailgėjimo sinchronizuosi su ja. Bet kaip greitai ir apie visas ašis vienu metu pasisukti? Jei dalį savo masės išmesite iš savęs, galėsite nuskrieti į kitą pusę. Tikriausiai jau esate tai matę anksčiau. Kalbu apie reaktyvinius variklius. Jų vienu metu pastatoma keletas ir jie išdėstomi statmenai vienas kitam, kad erdvėlaivis judėtų ir suktųsi pagal visas 3 ašis. Tačiau norint pasukti erdvėlaivį tokiais mažais srauteliais, burbuliukais, reikia su savimi pasiimti degalų ir nemažą kiekį. O degalų su savimi daug pasiimti visgi negalime. Tai nėra labai gerai, jei pavyzdžiui naudojate Hubble'ą. Todėl dažniausiai naudojami jie yra laivams švartuoti. Ir stotise, kurios neveikia mėnesius ir metus. Bet kaip paversti, tarkime, tokį didelį daiktą, kaip tarptautinė kosminė stotis? Galite į ją atsiremti. Vilkelis, kaip žinome, visad stengiasi išlaikyti savo sukimąsi. Jis suksis tol, kol išnaudos visą savo energiją. Ta vadiname giroskopiniu efektu.
Šiuo efektu galime pasikliauti. Tai ta pati jėga, kuri padeda išlaikyti pusiausvyrą važiuojant dviračiu. Tai ta pati jėga, kuri padeda išlaikyti ištisas kosminės stotis. Tarptautinė kosminė stotis turi 4 tokius suktuvus. Po 300 kg kiekvienas. Jie vadinami yra smagračiais. Tai tarsi dviračio ratas, tik kosmose. Pirmiausia, jie pagreitinami, o tada atsiremia į savo pakabą ir suka pačią stotį. Štai vienas astronautas kosmose taiso savo girodinus. Žiūrėkite, mokykloje to tikrai nerodo. Tai paprasta aliumininė lazda, o viduje yra variklis akumuliatorius, o ant galo diskas. Įjungus variklį, diskas suksis pagal laikrodžio rodiklę. Kita vertus, lazdelė sukasi prieš laikrodžio rodiklę. Prisimenat katę? Tai lygiai tas pats procesas, kuris leido jai nusileisti ant 4 letenų. Katė krisdama pasuka letenas į vieną pusę, o jos kūnas pradeda suktis į kitą pusę. Šis diskas ir Hubble teleskopas daro tą patį, suka smagračius į vieną pusę, o pats sukasi į kitą. Jame yra 4 tokie smagračiai, tačiau yra vienas trūkumas. Jei sustabdysit smagratę, aparatas akimirksniu ims suktis į kitą pusę. Štai kodėl sraigtasparniai turi dar vieną sraigtą ant uodegos, kad nesisuktų nuo pagrindinių menčių judėjimo. Labai sumani inžinerija, bet ką daryti, jeigu nukeliavome labai toli? Ten, kur nėra jokių planetų, nieko. Net ir šiame visatos kampelyje galime dar atsispirti. Tam mums reikia šviesos galios. Fotonai susidūrę su kūnu suteikia jam impulsą. Dar Maxwellas įrodė, kad šviesa turi energiją bei judesio kiekį, tad atspindima ar sugeriama šviesa stumia tą daiktą, į kurį šviečia. Būtent tai yra šviesos būrių esmė. Saulės šviesą sudaro daugybė fotonų, kurie atsispindėdami nuo paviršiaus jam perduoda savo judesio kiekį. Gerai, bet ką daryti, jei skrisime į tamsiausią visatos sritį, ten, kur nėra jokios šviesos? Ne, tik tamsa. Milžiniškos tuštumos, kur per 1000 šviesmečių nėra nei vienos žvaigždės. Atspindėti šviesos, kad jie atstumtų, nebebus įmanoma. Turėsime ją skleisti patys. Pioneer 10 ir Pioneer 11, gabenantis pranešimus kitoms civilizacijoms, jau seniai paliko Saulės sistemą. Juos maitina radioizotopų generatoriai. Juose skylantis plutonis 238 išskiria energiją ir šiek tiek įkaitina transporto priemonę. Tačiau šią energiją jis išskiria priešingą kryptimi nei aparato judėjimas. Būtent šiluma ir šviesa stūmė ją į šalį nuo judėjimo. Kosmosas yra didelis, bet kas iš to mums? Paprastas katinas, kompasas, būrės, dviratis ir kiti žemėje esantis daiktai mums suteikia be galo daug užuominų apie tai, kaip veikia visata. Dabar įsivaizduokite, kad visata mums duos užuominų, kokios neįprastos jos būtų. Ir kokius neįprastus dalykus su jomis atrastume. Trumpa paskaita baigta, iki pasimatymo. Kito karto.